į svečius, gal valgytos. Atvažiavom pas tave pavalgyt. Ir vėl. Duosi valgyt vyram. Ir vėl tu nevalgęs. Vyram, matau, kad vieną. Vakar buvau pas Marčiu. Atvažiavau, taip nekaltai pastovėjau, pabuvau, pasitrynė mane. Ir sakau, duok valgyt. Kažkada. Kažkada labai nori? Norėčiau, dar nieko šiandien neturėjau. Kur nori? Nei skysto, nei minkšto. Skysto gali ateit iš kampo paragaut, pasakysi kaip? Nu. Šviežias. Supratau. O valgyt, nežinau, tai kažką pagerinsim. Nu gerai, ten daužos kažkas pastovė. Gabija atėjo. Supratau. Reiks lėkti dar. Dasipirkt produktų. Tai biškai rytuką gerą turėjai? Jo, tokį. Nekasdienišką rytinuką. Bet nieko, normaliai. Atsidaužiau. Gerai, aš važiuodamas į garažą galvoju, reiktų gal už ką, žinai, pasistiprinti. Kaip sekundavim? Gerai. Nu. Tas gerai, tai... Gerai yra tie, kad ne tame bėda buvo. Nes iki šiol ir tas pats, bet Alius, reikia dėkoti Aliui, nes vakar pirmą nakties tik baigė programuoti. Ir baigėsi bairiai? Baigėsi, padarė ne taip kaip pas visus, sumažino siurblio jautrumą, kad mažesnių jautrumų reguliuotų snig, kad galėtų būti didesnė paklaida prie tam tikrų sūkių. Jo. Ir viskas, problem solved. Nėra taip idealiai, kaip turi būti, bet viskas yra gerai. Kuro mišiniai, lambdos parodymai, detonacijos, valenėliai, viskas taip, kaip turi būti. Tai duok Dieve, kad mes važiuosim, bet eilinį kartą išvažiuosim ir matysim. Tai ką, tai kaip man? Ką, jeigu ką, tai iki finišo kažkaip. Bent jau dar rėdėti ir bent jau finišavai, važiuoju namo, uždarai mašiną vėl į garažą ir vėl iš naujo. Bet šiaip turi būti gerai, dabar tik tai sprendžiam bėdą, kad nėra kur miegoti. Bookingė 0 vietų miegojimų. Tauragėje, ne? Jo. O aplink Tauragę praskambinau turbūt 30 sodybų ir nėra vietos. Kiek žmonių? 5 žmonės. Lemba kažką gal pareguliuoti, bet tai 3 kilų turbūt. Tai geriau negu ant gatvės miegoti, palapinį. Tai aš manau, reikia man pusbrokį gal paskambinti, paklausti, ką turės pasiūlyti. Nu, tai žodžiu, kažkur vis tiek prisiklausom. Šiaip man dar biškį lūktelnam, nes man už pusvalandžio turi atskambinti, atsakyti. Nes sako, lygtai laisvė, bet sako, grįšiu, pažiūrėsiu. Pažiūrėsiu, Tauragiai. Arba Viešviliai yra butas. Reikia pasižiūrėti, pasidėlioti, kad jeigu Viešvilės aktai Vilniuje. Labai patogu. Tai tu pripratęs į Vilnių pasižiūrėti? Senai buvau. Tai taip. Ir dar yra bėda. Neturim kur. Aha. Tai arba Eidžiūnas gelbės, arba Grikiui parašiau. Tai gal Grikis pagelbės. Nu, kaip visada. Tai va, viskas, eisiu valgyt, turėtų duoti ir pasimatysim toliau. Iki pasimatymo. Reikia padėkoti Giedriui Notkui, kad padėjo suderinti padangas per naktį, nes, šiaip... Ir Fyrantui. Jo, o Giedriui, kad suderino, o Fyrantas, kad davė. Ir nepatikėsit, su kuo važiuosim šį kartą. Jo. Tikrai nepatikėsit. Kažkas naujo pas mus gyvenime. Tai važiuosim su Hyundai. Nu, ten dar yra klausimukų, manau, tam tikrų gyvenime jam. Bet padarėm dabar iki tiek, kad... Alius suprogramavo tiek, kad... Papasakok. Važiuoti galim ar ne? Važiuot galit. Šitą daiktą tvirtinu tam, kad jo gyvenime geriau nereiktų naudoti. Aha. Tai va tiek. Nežinau, šią naktį nemiegojau iš tikrųjų. Prabundu, galvoju, aha, ten tokie varžtai, ten tie. Man irgi stresu turbūt tiek, kiek ir jau, nes pirmą kartą tokį dalyką darysiu, ypač prie Hyundai'aus. Biški nerimas yra ir pas mane, kad nieko nepridirbtumėt, o jei ką pridirbsit, kad galėčiau sutvarkyti. Tu papasako, kodėl čia tavo bėda dabar? Laurinas išvykęs į komandiruotę. Lauris biški išvykęs, kadangi jisai negali, tai aš su ta technika irgi aplamai su automobilių sportu nesu svetimas labai. O jum dviese važiuoti ir mechanikaut, ne tą mašiną, kad galėtumėt patys darytis. Ne, aišku, mes norim pasėdėti, žinai. Taip, pripažinkim, reikia ilsėtis, kada atvažiuoji į servisą, tu turi pailsėti, vairuotojas už šturmano, nedaro tu žiūrėti ar dar kažką tai ten varg. Dėja, bet taip yra.
Nebent norit jūs labai. Ne, Tomukai? Nenori, ne? Vis tiek ten valgyti reikia pasirūpinti, pasiruošti to reikalų visų jums. Taip, nes merginos vėl į dopus važiuos, tai vėl jos bus mūsų asmeninė pėda toliau. Tai nežinau, šiaip nerimo yra man tame reikale. Žinau varžtai, į kurią pusę sukasi, kaip ten ratai maždaug kaip kas turi stovėti, žinau. O kaip gausis, tai tikiuosi nepridirbs jūs reikalų labai daug. Nu, mes tenksimės. Ten tie buferiai, nu kaip buferiai, vis tiek po varžybų. Jo. Nu, priekinis jau ir taip pas mus toks jau ant bėdos, bet dar reikia. O važiuoklė, visi kiti reikalai, nu pas jūs daug daugiau yra negu kaip pas mane BMW, kur yra vienas daviklis, kuris gali būti ir neveikintis. O pas jūs yra daug daugiau tų dalykų, kuriuos reikia, na, žinoti, išmanyti galbūt. Tai va čia gali būti, kad bus sunkiau šiek tiek. Nu, bet vis tiek ratai 4 ir jau kaip nors. Jo, ratai 4 uždėsiu, važiuosit ir tikrai viskas gerai bus. Kaip ten saugiai ir atsargiai, bet jums nesigauna saugiai, jūs važiuojat max ir gerai važiuojat. Ne, mes max nevažiuojam. Paskutinį kartą šiais metais, kada važiavau max, tai buvo paskutiniam dopė. Tai buvo tikrai mano max, ką aš tuo metu galėjau padaryti. Čia tas pats max kaip ir tereikis, ne? Max saugiai, bet gaunasi, kad kaip pirmas 20 sekundžių krauna, kažkaip mes dar su rezervu važiuojam. Tai čia irgi su rezervu. Ne, pas mus tikrai neperspaudėm, bet po to po biškį mažai žingsnelis prisimenant, kaip reikia važiuoti. Nes vis tiek su tokiais tarpais nevažiuojant ir vėl važiuoti, o dar reikia greit bandyti važiuoti. Tai tikrai nemanau, kad labai greit įsijungsim į vėl tą sportinį režimą. Vis tiek, pasikeitė biški pas mus dabar blokiruotės, elektromagneto darbas pakeitė mums šiek tiek, tai turim tokių klausimų, nes pasirodo važiavom, kad ir nuo 0 iki 200 km/h greičiu važiuojant atleidi gazą, pilnai atsirakina automobilis, jokio nebuvo sukabinimo. Neturėtų būti smagu. Nu, man atrodė viskas gerai, vėlgi grįžtam prie to, aš nežinau, kaip jinai turi tikrai važiuoti. Tai realiai vėl dabar praeitas varžybas važiavo, ta nevinė realiai buvo suvedimas kitoks padarytas, nu važiuoklė. Tai dabar blokiruoti. Dabar blokiruoti vėl kita, tai nu, įdomu. Nu, programiškai pakoregavo, nes tikrai sakė, aš super laisvą blokiruotę važiuoju. Jeigu sako, tu atskrendi 160, atleidi gazą, stabdį spaudi, tai tau visi pilna ratai atsirakina. Tai čia nelabai gerai. Tai taip, tai viską pataisė, patvarkė taip, kaip turėtų būti, bent jau taip, kaip Alius supranta, kaip turi būti. Jeigu bus blogai, išmokė, kaip atsistatyti atgal, jeigu nepavažiuosiu, nu visko būna, sako. Tai išmokė, kaip atgal failą surašyti, kuris buvo prieš tai, nes viskas darosi ne per kompą, o per skidelį. Visi šitie dalykai. Ir gal ir nieko, nu paimsi, pasidarysi, ką? Permėsim atgal ir viskas, ten 5 minučių darbo. Po varžybų. Jo. Po varžybų. Tai va, bet šiaip tai viskas, važiuojam persimontuot padangas, nes šiaip galvojom, kad teks važiuoti su tuo, kuo turim. Čia, aš vakar jau žiūrėjau, kad tokie snargliukai visokie faini. O, šitas va fainas, ne? Tai va, dėl to nusprendėm, kad nu vis tiek, jeigu važiuojam, tai reikia važiuoti. Mašina šiek tiek turbina nedapučia, šiek tiek tas, anas, trečias, ketvirtas, turim klaustukų, mašina 100% nelėks, mes bandysim kokį 8% iš savęs palaikyti, nu tikrai. 8-1. 8-1, ne? Bet nei daugiau, nei mažiau. Gerai. 8-1. Gerai, suprogramuosiu, kad skidelis tik tiek duotų. Važiuojam, persimontom padangas ir ką važiuojam jau į tą pusę. Į reisą. Į reisą. Gerai, pasimatysim. Nauji batukai. Liko kitą pusę. Busas jau paruoštas. Ir toj pradėsim judėti link tikslo. Turim šiandien praeiti administracinę patikrą. Tada susirašyti kažkurie tai dalį dopų, tada atvažiuoti Giedriui padėti. Ta jum nei kartą nėjo. Ir tada pabaigti surašymus ir ruoštis laukti rytojus, aš manau. Ir tokie šiandien mūsų planai. Merginos jau toj turėtų išvažiuoti. Šitą anksčiau išvažiuoja negu mes. Ir judėsim. Pamokai, kurai, ne? Į administraciją. Su BMW lėksim? Aha. Ne šį kartą. Tai čia šiek žmonės sėdi, skaniai valgo. Bet ne burgeriai. Va, problema. Kažką organizatoriai netaip daro, ne? Sakai, kad nors ėjęs administracinį raudoną kilimą. Ne. Va, prašau. Tai čia taip laukia? O gal į viršų? Aš sakyčiau, kad į viršų, nes jis nėra šukuosina pasiruoštų.
Čia nu, Tomukai, kaip tau? Gerai, susirašym 9 greičio ruožus. Į 4 iš jų kartojasi. Pirmas, trečias, tai toks bus įdomu. Jo, spaus bus, antras irgi toks. Jo, tik tai turim didžiausią bėdelę po kol kas, kad dar nedasivedėm iki galo klausimų savo automobilį. Tai turbo šiek tiek nedapučia iki tiek, kiek turėtų dapūst. Jo. Tragedijos nėra, bet ilgosiuose tiesiosiuose, manau, pralošinėsim kitiem. Tikrai taip turėtų būti, aš manau, ne? Bet morališkai reikia važiuoti, nes kitaip bus blogai. Jo. Tai važiuosim su Hyundai'um, bandysim. Manau, kad viskas bus gerai. Po kol kas viskas automobiliu gerai. Tai žinom tik tiek. Kai bus varžybose, sužinosim rytoj. jo. Šiuo metu viskas gerai. Jau po vakarienę su Tomuku užkandom. Eisim dar biškį Hyundai'ų pasikrapštysim. Turim ten tokių visokių smulkmenėlių, kurias norėčiau pasidaryti iki išvažiavimo. Šiaip realiai galėtume nieko nedaryti. Iš esmės. Nu jo. Kad įsėsti rytoj. Kur užsipilt šiandien ir visą. Jo, tai dar biškį ten norim pasišvaist kelias aš dalykus pasikrapštyti noriu. Tai dar Bėsas sakė ten kelias dalykus. Nu patikrinkit, blogiau nebus. Jo. Tai va, dar patikrinsim kelias vietas ir viskas turbūt. jo, ir tada pasimatysim rytoj anksti iš ryto, kada turim 6, tai pasakysi, kelt turim. Nuo 7 iki pusė 9 turim automobilį Tai pusė pristatyti 6 kelt reikia. prie startinę zoną. Tai Jo. reikia nuvažiuoti servisą susirašti ir tada dar pastatyti automobilį. Nu tai 5. Tai va, Jam patinka. kaifuoji. Tai va. Gerai. Iki. Buvo valandų išspaudžia. Mums reikia laiko išspaus daugiau, tai papasakok. Ką iki? Bandau pritvirtinti apsaugą, kuri buvo nelabai pritvirtyta. Nu, ta prasme, ne, Laurinai tau likai. viskas gerai, buvo tiesiog varžtas vienas prasuktas. Tai tą varžtą dabar reikia pabandyti kažkaip apeiti ir padaryti, kad nebūtų. Nu, gali įlysti. Tik tai čia gal reiktų tada, žinau, skylę pasidaryti didesnį. Netelpa? Nu. Ką tu kalbini mane, kai aš dirbu? Taip? Gerai. Turiu va naują padėjėją, jis va lenda irgi po mašiną, labai gerai tas į mažas ertmės įlyst. Kur reikia galiukais pasiekti Jo, mažų kur reikia kirštukų, ne? kažką pasiekti, o jeigu rimtai, tai iš tikrųjų reikia čia gręžti skylę, didinti ir... Tai mes gal plonesnį varžtą turim. Planesnis negerai, 8 bus tada, Ne reikia... 8 bus. Mes kietmetalių turim. Nu tai gerai, bet 8 sriegis bus. M8, o tai kiek tau galvos. M8 dėt, kai buvo M10. Tai geriau negu buvo prieš tai bus, o Tai gal grąžtą turite M10? mes galim tau sriegį gal pataisyti. Ne, sriegiant sriegį jau negerai tus smulkus. Skylę, keurų. Nu gerai, kalam tada. Lėp, ką jau. 10 grąžtą turėsit? Manau, kad tai nuieškot. Ai, neieškot. Eisi ir tu ieškot? Taip. Tomukai, mes atėjom pas tave paprašyt 10 bzzz. Oi. Bzzz. Neatsakau, kad Nu, papasako, ką nors. Žiūrovam. Neatsakau, kad yra tyla. Kiekvienas. Krokodilas yra dylas. Jau sakė, palauk direktorius. Bet dabar duok, aš jam duosiu ir sakysiu jums. O tai jau bus. Imk ką jau, nešk tetį. Auganti karta. Tetį smegenų tik nepragręžk. Smegenys. Smegenys. Neiškrauk akumo viso, gerai? Skrauma. Skraučiu bus. Gręš ir viskas. Ir dėsim kiaurai ir neškam mane. Kuku. Mamai linkėjimai. Perduok mamai linkėjimus. Sakyk linkėjimai mamai.
Tai va, Iš Tauragės. iš Tauragės. Savigės. Tai va, kai žiūrėsit video, rasit ir bus tavo mamai linkėjimai perduoti. Kaip čia būtų? O tu pasakyk, ko linkėjimų neperdusi? Dar ne tas... Ai, ne tas dar, ne? Kaupkis dar tada, Turi kaupkis. gražiai apsirengti. Kaip Tomukai pasiruošęs? O, Parašai tai tokių. nu, tada sakai... Žiūrėk, dabar jau... Prasidė ilgesnė. Nu ką, buvo praeitą savaitgalį su BMW, bus šis su Hyundai, bus įdomu, ne? Dabar jau tu galėsi atsigriebti man, rėkdamas į ausį, ne? Nu, bet čia, matai, tų šuolių tokių nebus. Nu, ja. Čia ne vieno iš šito nebus. Keli Nu, ten tramplinai, bet jie jo, visi bet- matomi, ten jo, nieko. jo, tai nieko ten baisiau. Jo. Bet anas geras buvo, nesakyk vis tiek. Geras. Geras. Geras, Kaip geras. senelis vis tiek iš... Nu, atkėlėm. Gerai, kad aš neiškritau ir tu neiškritai kiaurai kartu ant tramplino, su visa sėdynė, Jo. toliau viskas gerai. Nu, bet šiaip, nu, normaliai spėjau pasivažinėjom. Jo. Tiesiog savo pramogai, o taip tai... Nu, bet tai pramogai, bet tai ir esmė, žinai, yra. Jo. Vis tiek dirbi tą pačią mintim. Taip, tai va. Mes ir miegosim. Taip, taip. Einu Nu, varštų ir... ai, to varšto reikia? Man dabar reikia tos Vieną viršės, kur dieną. buvo padėta, čia ant viršaus turbūt tai yra. Gerai, einam Vieną dirbti. dieną miegosim mes čia. Va, ten Taip, va. taip, Veržlę Ir padau, tai čia važiuojam į Veržlę ražą. padau. Taip. Sveiki. Turim naują rėmėją. Komandos gal jums jau sakė apie Dronai LT įmonę, kurie suteikė mum vaizdo ir garso įrangą, dronai, kad matytumėt jūs mus geriau ir prisideda prie mūsų startų. Tai ačiū Dronai LT. Tik tai mes dar antros varžybos išėlės, bet nepasistumėjom su didesniais lipdukais. Jo. Tačiau mes pasitaisysim. Kaip ką jau? Pasiruošę varžybomės? Taip. Tikrai taip? Taip. Tetė darbiški darbuojasi tavo? Nu, supratau. Tai va. Auganti Laurino pamaina. Ten Laurino, kaip čia pavadint, blin? Pusbrolis apačia. O čia Laurino auganti karta. Tai, Laurė, mes tavęs laukiam grįžtant. Jau kai išjungsi kamerą, pasakyk, aš paklausiu. Gerai. Bet šiaip tai ką, viskas kaip ir paruošta. Automobilis, viskas su juo yra gerai. Taip. Tikrai? Viskas gerai? Važiuoja? Užsikuria? Viskas kaip ir yra paruošta. Nu, ten dar biški tokius smulkmenas besiukas sakė mums pasitikrint. O šiaip tai Giedrius mūsų automobilį ir iš vidaus išgražino. Blizga gražiai. Tai va, mūsų naujasis mechanikas patikrins. Ar tikrai gerai tetė viską išvalė? Švaru, ne? Tai va, tokios tokelės. Ten biški turim masės laidukų, sakė, dar dėl viso ko kartą pasitikrint. Gal ką nors esam praleidę, gal ne. Tai dabar tikrinamės. Ir. Sakėm, šiandien nesustiksim, bet kadangi... Dar vis norim biškį, dar. Jo, nu, kad būtų rami galva, ne? Jo, kad miegotus ramiau. Jo, kad kai paklaus ar padarėt, bus pasakyta tikrai padarėt. Jo. Tai va, tokios tokelės, čia dar mums koks geras pusvalandukas darbo ir eisim ilsėtis, nes jau, kiek jau valandų, be 20:10. O rytoj 5 sakė keltai, nu taip, va būtent. Iki rytojus. Labas rytas. Labas. Kaip tas rytas? Ankstyvas. A, ne. Nieko, pasidarėm, nusivalėm mašiną, susitvarkėm lygtais iki galo, nuvarėm į uždarą parką prie startinį. Įsidėliojom servisą, laukiam Kažko. susirinkimo, eisim persirinkti, eisim į susirinkimą ir 9 val. Pradėsim startuoti. 9 mūsų ten kažkiek, žiūrėjau, kem 2 man atrodo. Jo, Tai dar turim laiko, reikia pradėti gal jau ruoštis. Ir bandysim startuoti su automobiliu pakol kas gerai. O kaip bus to apie varžybinių tempų, sužinosit. Neužilgo ir mes patys neužilgo sužinosit. Bet šiaip tai kiek testavomės, kiek žiūrėjom, kiek tikrinom, nu tas testavomės. Testuose grinai nebuvo. Tai yra bendro naudojimo keliais. Čiliai.
Ai, Čiliai buvom? Čiliai Ai, testavome. gerai, jo, aš pamiršau. Žinai, užmygęs dar, neįsimėgas, neįsilaksė dar. Tai va, buvom dar iki Bajos nulėkė. Tai va. O šiaip tai viskas gerai. Nusiteikimas geras. Jeigu važiuosis, važiuosim, jeigu nesivažiuos, tai tikrai nespausim, nes laukia dar kitą savaitgalį A, tai čempionatas. Tai Gerai, vaizdų neprisidaryti. jo, norėtume neprisižaist, bet viską vertinsim vietoje. Jeigu automobilis važiuos, jeigu mums važiuos, jis gali mums patiems nesivažiuoti. Čia daug visokių dedamųjų yra. Tai bet nieko, dar už 2 valandos važiuoti, tai dar gal spėsim. A, jeigu nekirsis porą, ne? Šalkūnės. Prasileis biskidį. Jo, Ir ribotuvą šiaip tai- pakelsim. Ja. Tai tokios tokelios, einam ruoštis ir prieš startinį dar kažką papasakosim. Viešbučiui Lateral Repairs, Ferrometai, Dacia, Kramo, Atkančių mėsiniai, Promida Industry, Gevarai, aišku, Trupavėjai, Tomrų parkui, Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui, MKG Finance, Battery, DM Moto, CF Moto ir, aišku, Ką, stovim prie startiniai zonui. Nu ir aišku, be abejo, Už nepilnų 50 minučių turėtume startuoti. Ponios ir ponai, labas rytas. Nuotaikos geros, viskas kaip ir gerai. Šiek tokio nerimo dėl automobilio turim, bet, čia nieko nepadarysi. Toj sužinosim. Toliau Pasaulio kaip ir viskas gerai. čempioną. Nusiteikimas. Bet šiandien mes kalbėsime Nesakyčiau, kad kovidinis, bet viskas gerai. 60 ekipažų, kurie pasiruošę startui. Techniką nusiplovėm, ratus pasikeitėm, dar kartą viską persitikrinom, skysčius pasitikrinom. Viskas atitinka normas. Automobilio darbas šiuo metu tenkina, bet yra gatvinis režimas, ne topo. Tai va tokios tos nuotaikos. Turėtų būti gerai. Tai palaikykit mus ir pasimatysim šiek tiek vėliau. Nuo taško žiūrint, kai visiems ralis yra absoliučiai nepažįstama. Linkėjimai mamai. Linkėjimai, mama iš Tauragės. Labą. Nenoriu nieko, kaip sakyti, minti ant kokio Timo Zonio. Nelėkit per greitai, nes 1:5 jau, kaip sakyti, Mes ir taip neplanuojam labai stipriai atakuoti, o priekis tikti. šauktukų stenogramose normaliai daug, ar tai kaip pirmą kartą, tai kažkaip neskubėdami važiuosit. Vietas, kur nebrai atsitiko problemų, mes esame labai pasižymėję, tai tikimės, kad gal viskas gerai. Nu, tai viskas gerai baigti. Sėkmės, 41 numerį. Tomas Markovičius. Tomas Grigolius. Atsiprašau. Gediminas Ivana. Dajus turėjo pirmą greičio ruožą ir jam sakė, užtenka jau prieš greičio ruožą. Tai pasisveikinti. Labas. Tai va, turim tokią tokelę, kad po pirmo greičio ruožo teko nutraukti mums savo varžybas dėl tos pačios problemos, kurių nebuvo prieš 2 dienas, kurias tikėjomės esam išsprendę. Tačiau įvyko eilinį kartą dežavų jausmas. Pradėjom ieškoti galų, atsargiai ką, pradėjom ieškoti galų, kad, kas davė? Atvažiavo Idžiūnas. Keitėm kompus, keitėm elektros skirstymo PDM-us, keitėm daviklius, keitėm programas, keitėm kito automobilio kompą, įdėjom, Alius nuotoliu perprogramavo, suputė mūsų softą į kompą, sudėjom, važiuoja. Kaip nauja. Iš vienos pusės apsidžiaugiam, iš kitos ne. Gerai, einam atmetimo keliukas neveikia, nes įdėjom 2 detalės iš kito atvažiuojančio automobilio.
Ir tada sakom, dedam savo kompą su Tomu. Mes išvažiavom su Tomu 30 km pravažiuot visais įmanomais būdais. Viskas gerai. Davai, keičiam kompą mūsų seną, žiūrim ar kompas. Įdėjom veikia. Ok, su mūsų kompu veikia. Tada grįžom į servisą. Jau liko mūsų kompas automobilį. Tada įdėjom elektros skirstymo PDM-ą, kuris atsakingas už elektros skirstymo automobilį. Irgi dėjom savo ir pradėjom galvot, kad jo problema. Važiuojam, pasitikrinsim. Su Giedriumi išvažiavom 40 beveik kilometrų. Viskas veikia. Visas detalės atgal sudėjom savo automobilio į vietą ir viskas veikia. Su Tomu pravažiavom irgi 40 km, su Giedriumi pravažiavom 40 km. Ir padrožiant, ir paspaudžiant, ir patampant, ir paglostant. Viskas veikia. Tai pakrovėm automobilį, pilnai važiuojantį. Nepaisant to, kad rytais nevažiavo. Prieš 2 dienas irgi važiavo, dėl to mes susiruošėm į šias varžybas. Ar ne taip, Tomukai? Kaip buvo prieš 2 dienas, kai aš tau paskambinau ir pasakiau? Važiavo kaip dabar važiuoja. Nu, o kaip šiandien ryte buvo? Sakė, nevažiuosit. Ir nevažiavo. Pirmą greičio ruožą pravažiavom panašiai tokiu tempu kaip su BMW mūsų praeitą savaitgalį, kur važiavom. Jo, nes aš jiems sakiau, stojam, sukam vidury nuo kelio ir važiuojam iki finišo. Jo, tai nenorėjom niekam trukdyti, tiesiog baigiam ramiai savo važiuoti ir viskas. Maksimalus greitis, sakė, buvo 120. Jo, tai va, lėkim. Kad nedasivytų, kad 5 km kas nors. Tai va, tada atvažiavom, pradėjom žaisti, sukeitaliojom visko nuo A iki Z veikt pradėjo, tada viską atgal atkeitėm visas savo įmanomas detalės, kurias buvom pakeitę ir vis dar veikia. Ir į priekabą įvažiavo veikiantis. Ir viskas veikia. Daugiau niekas nebežino, ką daryti. Nu, nežino dėl to, kad viską išbandėm, o patarimų yra begalė, ką dar kaip pabandyti padaryti. Tai nors ir laidus esam tikrinę ir mes, ir Bėsas, ir visi kiti. 3 žmonės yra tikrinę be mūsų šitos laidus, nu, 3 mes žmonės. Ir nu, laidai. Nu, kas daugiau, Tomai? Turp? Aš nebežinau. Tai va, tokios tokelės, turim liūdnų dalykų, bet kitą savaitgalį varžybos, Tomai. Esi girdėjęs? Šitą irgi. Tai va, pasimatysim. Ai, ponas, ate, biški va. Papasako, kaip tau sekė šiandien. Dar matos. Iškalbingiau už 1000 žodžių, kaip sako. Noriu važiuoti. Nu tai papasako, kaip tau šiandien diena? Gerai, iš dalies. Ta prasme, reikalų nebuvo. Tai yra tas pliusas galbūt, bet yra kitų reikalų, kad neaišku, ką reikia mašinai remontuoti. Ar tai kontaktai, kompai, laidai, neaišku kas. Surast tą bėdą. Neįmanoma, kaip surast. Šiandien visą dieną bandėm? Jo, bandėm, keitėm ir tas sklendės gazo, ir kompus, ir kitus kompus, didelius, mažus, masių ieškojom. Atrodo, vis niekad nepraranda optimizmo. Atrodo, viską padarėm, tiksliau nieko nepadarėm, tik tai laidus atsukom mases, laidus prisukom, kontaktus atjungiam. Bet tarp kitko vakar irgi tai darėm. Jo, kontaktus atjungiam, pajungiam. Ir mašina važiuoja. Beveik 100 kilų susuko mes su Tomu ir tavim kartu sudėjus ir mašina važiuoja. Ir mašina vis tiek važiuoja. Ar gali būti tas, kad tu atjungi, pajungi ir atsiranda vėl kontaktas ir dėl to mažo kontakto nebuvimo nevažiuoja ta mašina? Nežinau, čia GPT reikia paklausti. Kodėl Hyundai'us nevažiuoja? Nu, aš jau daug kartų klausiau, žinok. O ta sėkmė tokia, tiksliau kaip šiandien sekėsi, nežinau. Aš realiai mašinos neaptarnavau, aš ją remontuot bandžiau. Nu tai jo, serviso parke mes šiandien nuo 10 iki dabar, kiek tų valandų net nežinau. Prabangų servisą turėjom. Jo. Brangiai kainuojantį.
Vidury Tauragės. Centre. Ištisinis, visi gali atvažiuoti, pastatyti, nori nuvažiuoju protestuoji biškį. Jo, grįžtam 3 kartus buvom išvažiavę ir visus kartus buvo gerai. Apart šiandien ryte, kai reikėjo važiuoti dopą. Tai tas labai keista, kaip toliau bus, nežinau. Aš manau, kad reiks vis tiek bandyti važiuoti jums tą mašiną į tą ralį, kad ir kaip skaudžiai būtų, jeigu nevažiuotų pačiam ralį. Aš dabar kiekvieną dieną mieste su ją važinėsiu ir žiūrėsiu, kas daros. Jo, nes nu kitaip ta vieta neišlys. Ta prasme, ją reikia bandyti ir, kaip sakiau, tipo, jeigu kažkas negerai, atjungti vieną fiškę, pajungti ir žiūrėti, pasikeitė ar nepasikeitė. Aš manau, taip reikia daryti. Nu tai mes tokiu tikslu ir bandysim. Po vieną dalyką bandyti atjunginėti, atjungi, pajungi, pasikeitė, pagerėjo, nepagerėjo. Nes kito varianto aš nebematau. Kad ir tas laidų pynės visas pakeitus, ką žinai, ar tai duotų naudos. O gal? O gal, bet bent jau dabar žinom, kad tikrai ne kompas ir tikrai ne PDM. Kompai veikia, tai gerai. Mazės irgi nenuplyšia, laidai nenuplyšia, nu prasižiūrėjom, viskas atrodo gerai. Ir Eidžiūnas buvo atėjęs, žiūrėjo, ir Grikienio su Gaideliu mechanikas irgi šiandien pusę dienos turbūt su mumis prabuvo, kai nėra ekipažo. Bet nu, bendrom jėgom. Gali būti dar vienas toks reikalas, tu vėl tareisi dėl video su medija. Tarp kitko, yra toks reikaliukas. Turime mediją. Apie kurią aš mediją šneku, gali primint? Vardą. Man sklerozėgi su vardais. Apie Karolį? Jo, Karolį. Tarp kitko, yra tokia dėla. Kuomet mes su tavim nesusitarėm dėl foto, video ir ten visų kitų klausimų, 2 kartus finišavom. Kai susitarėm, 4 kartus nefinišavom. Kas geriausia buvo, kad jis buvo atėjęs į servisą, nu, jūs buvote išvažiavę testuoti ir aš jam sakau šitą, jis sako, žinai, aš irgi tą patį galvojau, kad tai kažkaip labai sutampa, tai kitą kartą sako, gal nesitarėm tiesiog. Bet rimtai čia, ne? Jo, atėjo, sako, aš irgi pagalvoju, kad kaip susitarė, taip nefinišuoja, kaip nesitarė, taip finišuoja. Sakė, man rašys kitą kartą. Jo, su ja tarsis taip. Nežinau kaip, bet kažkas nesueina čia. Kaip jum, kaip dopai, biškiai pamatėt? Daug matėm. Daug, ne? Daug matėm, daug buvom visuose. Labai gerai, šaunu. Mūsų, sakei, nufilmavai vieną, ne? Vieną. Tai va tą vieną ir vienintelį ir įdėsim ir galėsit pamatyti, kaip lėtai ir užtikrintai važiavom. Tai ką, Tomukai? Iki pasimatymo? Iki. Ukmergės. Kažkas bus. Iki. Pasakyk, ate. Ate. Ką pasakysi? Kokia liūdna bloga diena šiandien? Giedriukai, geriau papasako, kaip tau perimtas Lauryno darbas. Be žodžio, ne? Be. Nesupratau. Kas geriausia, Hyundai sutvarkėm. Aišku, kuriam laikui. Pakeitėm kompą, vieną kitą. Atgal įdėjom ir viskas tvarkoje. Realiai nieko nepadarėm, bet padarėm. Tik neaišku ką. Nu realiai. Koks atsakymas? Škias sakant, neaišku. Ir vėl grįžtame 2 mėnesius atgal. Man atrodo, šis video nesigaus 2 valandų. Nors jūs, kai grįžot iš varžybų, tai kamera įjungta 6 valandą buvo viršaus. Palikot įjungtą. Ir vėl šiaip pastaba jum, nepalikit kameros be priežiūros.